Pažiūrėkit čia. O, pipipt signalėlis. Su kuo paspyriau, taip su kolin. O. Spėkit, kas čia. Tūkstantis 908 metų 15 kapeikų. Rusijos imperijos sidabrinė moneta, kaldinta valdant carui Nikolajui II. Ji pagaminta iš 50% sidabro, sveria apie 2,7 gramo ir turi didelę istorinę vertę, nes buvo naudojama daugiau nei prieš 115 metų. 1908 metų. O čia tai reikals. Ton posrėk pavalyt biškį. Geras. Čia sidabras. Čia kokiai 5 metrą. Paeiti biškį dešiniau. Ir Tūkstantis 936 metų 5 centai. Originali tarpukario Lietuvos moneta, kaldinta Kaune. Tai vienas paskutinių nepriklausomos Lietuvos pinigų prieš 1940 metų okupaciją. Ant jos vytis, tas pats valstybės simbolis, kurį naudojame ir šiandien. Ši moneta daugiau nei 85 metus išgulėjo žemėje ir tiesiogiai mena laisvos Lietuvos laikus. O monetėlė šitą, būna tokių variantų. Tūkstantis 942 metų 10 pfenigų buvo kaldinta iš cinko. Karo metu resursų trūkumas pavertė ją šiandien retų radiniu. Ji kaldinta iš cinko, nes karo metu vertingesni metalai buvo skirti ginklų gamybai. Ant vienos pusės matomas erelis ir to laikotarpio Vokietijos simbolika, todėl tai ryškus karo istorijos liudininkas. Tokios monetos buvo kasdienėje apyvartoje būtent karo metais. Paveizėkit, koks grožis. 5 kapeiks. Tai 1866 metų varinė 5 kapeika. Sunki kaip plyta, todėl taip ir vadinta. Ji buvo naudojama valdant imperatoriui Aleksandrui II, tam pačiam, kuris panaikino baudžiavą. Už tokią monetą XIX amžiuje galėjai nusipirkti kelionę vežimu arba kelis litrus alaus. O kas per stovis? Paveizėkit. Opa. Čia jie. Man atrodo, kad aušvien blynus kep. Jėzau, kas per didybė. Kas per gražybė. 2 kapeikas, 1,799. Šita moneta iš žemės. 1799 metų 2 kapeikos. Sunki, apie 20 gramų varinė plyta, kaldinta Jekaterinburge. Ji cirkuliavo valdant vienam keisčiausių Rusijos imperatorių, Pavelui I. Jis uždraudė apvalius kampus rūmuose, vertė bajorus kasdien nešioti uniformas, kareivius žygiuoti kaip robotus, o pats miegojo su kardu po pagalvę. Šita moneta buvo naudojama dar prieš Napoleono karus. Tikras istorijos gabalas iš žemės. Man atrodo. Nu, luktelėkit. Su savo pirmųjų detektorių buvau pravakščiais kvestuku. Bet matau visko neišronkiau. Nu, visko neišronkys, bet kokį radau gražulėlį.
1912 m. vienas Pfennig. Maža, vos 2 gramų bronzinė monetėlė, kurią Vokietijos imperijoje turbūt dažniau pametė nei panaudojo. Ji cirkuliavo valdant kaizeriui Vilhelmui II, paskutiniam Vokietijos imperatoriui, kuris taip mėgo karo laivus, kad net savo ūsus formavo kaip laivo priekį. Avers – didysis imperijos erelis. Revers – užrašas Deutsches Reich – 1912. Tai paskutinio taikaus dešimtmečio moneta, nes po 2 metų Europa sprogo. O ši moneta vis dar čia, o karalystė, kuri ją kaldino, seniai išnyko. Ta posį reikia biškėlį pavalyti. Bet geras detektorius. Geras detektorius ir geras detektorius. 1912 metas Vokietijos buvo biškėlį bagotesnis, netaup metalą geresnį ant kapeikų darėm. O čia 42 metų jau tokį susidėvėjus kapeikėlį. Bučiaus, kumelėlis, pakinktėlis. Koks dailas gražus. Varinoks. Po vakarojimą, po porą valandikių. Belenkiek metalą. Ir moneteikis. Geriausias radinys tai šita, o. 15 kapeikų. Nikolajaus II. Išsilaikys gan nebloga. Kad ir 118 metų. Bet geras radinys. Nu, šiandien manau deinėlį užskaityt, nu ne deinėlį, porą valandėlių užskaitytų. Žaidėlis, sidabrinis. Kapeikėlių šiek tiek.